Gastroskopija tai yra endoskopinės viršutinės virškinimo trakto dalies tyrimas, kuris yra atliekamas lanksčiu endoskopu. Apžiūrima šio tyrimo metu ryklė, stemplė, skrandis bei dvylikapirštė žarna. Ir šio tyrimo metu mes turime galimybę vertinti ne tik tam tikrus uždegiminius pokyčius, gastritą, ezofagitą, duodenitą, opaligę, bet taip pat galime diferencijuoti ankstyvus ikivėžinius susirgimus. Taip pat turime galimybę vertinti tiek pačią gleivinę, tiek pogleivį, bei tam tikrus anatominius niuansus, kurie gali lemti simptomų pobūdį, pavyzdžiui, kardijos nesandarumas ar diafragminės angos išvarža. O kokie simptomai signalizuoja, kad pacientui reikėtų atlikti šį tyrimą? Pacientus, kuriems indikuotina gastroskopija, suskirstyčiau tokius 3 stambius pogrupius. Pirma grupė pacientų tai yra pacientai, kurie atvyksta patirdami tam tikrus nemalonius pojūčius, ūmius simptomus ar lėtinius, paūmėjančius, epizodinius simptomus, tokius kaip rėmens graužimas, pilvo skausmas, epigastriume ir taip toliau. Tai šitie pacientai atvyksta dėl to, kad blogai jaučiasi. Mes šio tyrimo metu nustatome tam tikrus uždegiminius pakitimus, tyrime dėl Helicobacter pylori. Taip pat šiai grupai priklauso pacientai, kuriems yra įtariama celiakija. Mes tyrimo metu turime galimybę diferencijuoti šią ligą. Antras pogrupis tai būtų tie pacientai, kurie ryškių simptomų kaip ir neturi, tačiau mes ankstesnių endoskopinių tyrimų metu nustatėme, kad jiems yra tam tikri ikivėžiniai susirgimai, tokie kaip Bareto stemplė, tokie kaip skrandžio atrofija, žarninė metaplazija, ir tokiem pacientam nepriklausomai nuo to, ar jie jaučiasi gerai, priklauso pagal protokolą reguliariai atlikti endoskopinius tyrimus, daugiau tokiais profilaktiniais tikslais. Į šią grupę įeina taip pat tie pacientai, kuriem yra rizikos grupėje susirgti skrandžio ar apskritai virškinimo trakto navikais. Tai yra tie pacientai, kurių pirmos eilės giminaičių tarpe yra buvę gastrointestinalinio trakto navikų. Kita grupė pacientų tai yra pacientai, kuriems yra įtariamas jau piktybinis susirgimas, ir tai yra pacientai, kurie dažniausiai patiria tam tikrus aliarmo simptomus. Tai tie simptomai gali būti odinofagija, skausmingas ryjimas, disfagija, apsunkintas ryjimas, ankstyvas sotumo jausmas pavalgius, pirmą kartą nustatyta geležies stokos mažakraujystė vyresniame amžiuje, pykinimas, vėmimas, kraujavimo iš virškinimo trakto požymiai, svorio kritimas ir taip toliau. Šiuos pacientus jau mes kryptingai tyrėme ir paskiriame gastroskopiją, kryptingai galvodami apie galimą onkologinį susirgimą. Taip pat reikėtų turėti mintyje, kad dalis pacientų yra tie, kurie jau anksčiau sirgę gastrointestinalinių trakto navikų, ir tokiem pacientam būtina kontrolė po taikyto gydymo. Tai vėlgi tarsi atskira grupė pacientų. Ir taip pat, ką norėčiau akcentuoti tiem pacientam, kurie dažnai pradeda savarankišką gydymą, kad jeigu pasitarę su vaistininku arba šeimos gydytoju pradedate gydymą protonų pompos inhibitoriais, rūgštingumą mažinančiais vaistais ir atsako į gydymą negaunate per 4-8 savaitės, taip pat reikėtų pagalvoti apie gastroskopijos tyrimą.